jaustis ir labai gerai, bet nežinoti, kas tau yra. Taip nutiko ir mano dėdei, kad jis turėjo akmenuką tulžies puslėje ir net nežinojo, kad jį turi. Vedė tikrai sveiką gyvenimo būdą. Vieną dieną rytą, tiksliau, išėjęs pasivaikščioti, vos sugrįžo namo. Išsikvietė greitoji atvažiavusi suleido vaistų ir paliko namuose. Visą dieną niekas negerėjo, išsikvietė antrą kartą ir pasirodo, kad akmuo praplėšė tulžį. Tulžis išbėgo ir pragraužė skrandį, padarė žaizdą, taigi teko ekstra operuoti. Negana to, prasidėjo plaučių uždegimas ir kaip 3 savaitės pragulėjo reanimacijoje, jau atrodo atsigavo, bet negalėjo nieko valgyti, tai dar pasirodo, kad akmuo įstrigo plonajame žarnyne. Taigi teko dar vieną operaciją daryti ir iškirpti gabalą žarnyno, kad išlaisvinti iš akmens. Taigi mes nežinome, kas dedasi viduje. Jeigu tu turi tulžį užlinkusi, arba išvis jos neturi, arba kad ir turi, bet būna taip, kad nenuteka, tai atsiranda akmenis, nes tulžis sutirštėja, o tulžį gamina tai kepenis, taigi jas būtina valyti. Kaip tai padaryti? Labai gerai yra rytais gerti karštą vandenį, nes jis praplečia kraujagyslės ir suskystina tulžį, kad jį ištekėtų. Taip pat labai būtina valgyti pusryčius, nes būtent pusryčiai suaktyvina visą medžiagų apykaitą ir užveda visą tulžies pasisavinimą. Ir be to labai gerai šitą padaryti su funkciniu maistu, ląstelių maistu, kuris būtent sutvarko visą žarnyną, valo kepenis, valo tulžį, valo limfą, mūsų inkstus. Akmenų jis neištirpdo, nesuskaldo, bet tirpdo, valo kraujagyslės ir sureguliuoja cholesterolį, sureguliuoja cukrų. Taigi, jeigu tau įdomu, parašyk noriu ir aš su tavim susisieksiu.